Taip, super. Rekordingas vyksta, reiškia, šitą paskaitą įrašinėjau ir į YouTube kelsiu, kad daugiau žmonių sužinotų šitą informaciją. Tai va, mokykloje mus mokė šitų sistemų, bet vienos sistemos dar į vadovėlius neįdėjo, kaip ten pas mus kas veikia organizme. Tai endokanabinoidinė struktūra, sistema, jinai yra visuose gyvuose organizmuose, būtybėse, gyvūnuose, skaitant ir žmogų, išskyrus vabzdžius. Aš šitaip pavadinau master influenceris, kadangi apstu pas mus išorėje žmonių influencerių save vadinančiais. Tai, žinokit, mūsų vidinis influenceris būtent yra endokanabinoidinė sistema. Didžioji kūno moduliacinė sistema. Tai moduliacinė, galima sakyti, reguliacinė. Reiškiasi, nuo embriono iki imunitetų reguliavimo visas šitas funkcijas vienaip ar kitaip įtakoja endokanabinoidinė sistema. Pagrindinė jos funkcija yra organizmo homeostazė. Homeostazė tai būtent yra vidinis stabilumas, reiškia vidinių kūno organų stabilumas, sveikata. Kai viskas yra stabilume, esame ir sveikatoje, o ligos būtent ir yra to stabilumo praradimas. Jeigu žiūrint giliau, čia atradau tokį apibrėžimą, psichoneuroimunologijos mikrokosmosas. Šitaip. 2 žodžiai iš 5 žodžių sudaryti. Tai jau jeigu vien mokslas sugeba tokius žodžius sudėlioti vieną šalia kito, tai parodo, kiek svarbi gali būti šita sistema mums visiems. Jeigu taip paprastai šnekant, kūno proto sujungimas, vėlgi įvairios praktikos, jos aktyvuoja šitą endokanabinoidinę sistemą. Galima sakyti, kad tai yra sąmoningumų sistema. Šita sistema buvo užglušinta dėl tam tikro gyvenimo būdo daugelį žmonių. Ir kai tas gyvenimo būdas, jisai toksai užglušintas yra, tai ir sąmoningumo tada vis mažiau. O atbudinus, pažadinus šitą sistemą, net išgirdus šitą informaciją, kurią jūs girdite, jau automatiškai kūnas ir protas kitaip reaguoja ir reguliuoja vienas kitą. Dabar, reiškia, endokanabinoidinės sistemos sandara. Taip, čia žiūriu, dar jungiasi berods žmonės. Gerai. Važiuojam toliau. Sandara, reiškia, pirmiausia yra CB1 ir CB2 receptoriai, reiškia, kanabinoidų receptoriai. Tai jūs aš jungsiu skaidrę, kurioje plačiau tai panagrinėsim. Taip pat toks įdomus žodis, jis lietuviškai nesiverčia, ligans. Vidiniai molekulių junginiai. Reiškia, domintis endokanabinoidinė sistema, mes jau lendame giliai, mes jau lendame į genetiką, mes jau keliaujame į subtiliuosius junginius, molekulinės struktūras, atomus. Tai jau artėjame prie kvantinės medicinos, šitaip galima išsireikšti. Ir endokanabinoidinė taip pat sudaro enzimai, tai jie gamina endokanabinoidus ir juos taip pat išskaido po organizmą. Tai mes prie šitos temos taip pat dar prieisim. Tai dabar kanabinoidai. Reiškia, yra fitokanabinoidai, taip pavadinta, ir endokanabinoidai.
kuo dabar jie skiriasi? Fito esminis dalykas yra, kad jie yra iš kanapės augalo ekstrahuoti. Tai vat psichoaktyvusis elementas tetrahidrokanabinolis, THC, tas, kuris, kaip sakant, muša per stogą. Jo, va šitas mindsetas, jisai yra toksai senas, reiškia stoner mindset. Per mokslinę prizmę einant, stoner mentality mes jau turime išmesti iš galvos. Reiškia, mes prieisime prie intencijos, bet esmė, kad šitas augalas ir jo vibracija per intenciją, per ketinimą veikia. Dėl to, ką žmogus prašo, tą jisai ir gauna. Kas nori sveikatos, gauna sveikatą. Kas nori pasidaužyti, ypač jeigu su alkoholiu sumiksavus, čia deadly combination, tas gauna pasidaužimą. Tai reiškia, fitokanabinoidai, THC psichoaktyvusis ir CBD nepsichoaktyvusis. Šiaip kanapės augalė yra ne tik kanabinoidai, yra ir terpenai, ir flavonoidai, tai ten dar gilesnės temos, bet šiandien mums užtenka tik kanabinoidus žinoti, reiškia, tuos kanabinoidus galima perkelti į aliejų, ten gysviestas, visokiausių produktų yra. Tai CBD yra pakankamai naujas dalykas pasaulyje, tik tais neseniai ta CBD evoliucija prasidėjo. Taip pat CBG irgi yra elementas, mes apie juos dar pašnekėsim. Ir endokanabinoidai. Reiškia, endokanabinoidai yra kanabinoidai, kuriuos žmogus gaminasi pats. Tai jų yra 6, pats vienas svarbiausių yra anandamidas. Tai anandamidas, kas sanskritą žino, tai matot, ananda yra palaima, išvertus iš sanskrito, bliss. Ir būtent tas kanabinoidas, jisai gamina palaimos jausmą. Tai reiškia, kai mes atkuriam savo endokanabinoidinę sistemą, kuo labiau, gyviau jinai veikia, tuo daugiau šitų kanabinoidų mūsų organizmas išskiria, tuo mes geriau jaučiamės. Pavyzdžiui, 2AG, matote parašytą endokanabinoidas, jisai randamas motinos piene, kurio maitinamas kūdikis. Taip, matome dabar kanabinoidų receptorius. Tai vienas lietuviškas paveiksliukas, kitas angliškas, dar neišverstas. Reiškia, CB1 receptoriai didžiąją dalimi randami smegenyse, CB2 receptoriai kūno periferijoje. Tai jeigu taip keletą tiesiog peržvelgiant, perskaitant, matot, kad CB1 su motorika, su mąstymu susijęs, su apetitu, atmintimi, taip pat per skausmą veikia, su imuninėmis ląstelėmis. Reiškia, šitos sistemos receptoriai, jie reguliuoja balansą, homeostazę. Būtent šituose aspektuose. CB2 receptorių veikimų sritis matome žarnyną, inkstai, kasą, reiškia skeletinis, riebalinis raumuo, kaulai, akys. Kokia yra esmė? Esmė yra, kad CB receptoriai, kanabinoidų receptoriai iš esmės visame kūne randasi. Tai yra master reguliacinė sistema, kaip jau minėjau, mikrokosmosas. Taip, dabar dar truputėlį mes giliau panersime. Reiškia, kaip veikia receptoriai. Receptoriai veikia, matot, yra 2 paveiksliukai, spynos, užrakto principų iš esmės. Ir tas raktelis, kuris atitinka, tai jis lengvai atrakina spyną. Tai būtent
tą sistemą ją galima pavadinti ir kitokiais vardais, bet esminis dalykas ir yra, kad išorės kanabinoidai, fitokanabinoidai tinka vidiniams kanabinoidams, tinka endokanabinoidams. Ir, reiškia, matome B pažymėtas receptorius ir C yra mažyčiai kanabinoidai. Reiškia, jie atitinka vienas kitą kaip raktas į balansą. Ir per neurotransmiterius jie yra perdodami būtent į receptorių. Taip. Dar vienas įdomus aspektas yra smegenys. Reiškia, minėjau, kad CB1 receptorių daugiausiai smegenyse randama. Tai ką jisai ten veikia? Tas endokanabinoidinis struktūravimas. Padeda formuotis sinapsimis. Reiškia, žinot, kad mūsų kūnas yra elektrinis. Per kūną eina elektra. Perkūnas yra mūsų baltų protėvių dievas. Ir per kūną eina elektra. Neurotransmiteriai, jie neša informaciją. Tai kokią informaciją mes įdedam į savo kūną. Ir čia mes kalbame apie visus, aišku, 5 juslinius pojūčius, o čia truputį jau giliau. Tai vat, čia klausimas tiesiog kiekvienam, tarsi kaip vat, jūs jaučiat, kokias asociacijas turi kanapės augalas. Kokią energiją tai neša, kokią vibraciją tai neša. Ir visa tai, ką mes gauname iš aplinkos, formuoja mūsų smegenis, mūsų kūną. Tai jeigu yra tam tikri, pavyzdžiui, propagandiniai pasakymai, kad kanapė yra naikinanti pilkąsias ląsteles ar naikinanti smegenis, gali tai būti priklausomai nuo vartojimo būdų, dar mes apie juos pašnekėsim, bet iš esmės pati vibracija, jinai kaip tik yra apsauganti neuronus, vad matote, sukurianti naujus neuronus. Tai vad kanapės produktai, jie tie galingi gali būti, kad jie gali pasitarnauti jūsų gyvenimo kažkokiems pokyčiams. Tai dabar endokanabinoidinė sistema. Tai ką reikia daryti, kad mes turėtume gerą endokanabinoidinę sistemą. Tai tikrai vien tik tais kanapės augalas tai nėra vienintelis dalykas, kas ten išgelbės, atrakins, ar čia pirkit pas mus ir taip toliau. Ten yra daug, aišku, ir reklamos tame, bet kad žinoti, tai ne tik CBD aliejai atgaivina tą endokanabinoidinę sistemą. Kaip minėjau, jinai galėtų ir kitokiu vardu netgi būti pavadinta. Tai maistas, aišku, jisai reikalingas mūsų ląstelėm gaminti, atsinaujinti, gyvas maistas. Aišku, aš nesakau, kad tai turi būti visą laiką maistas, bet esmė vis tiek yra, kad daugiausiai medžiagų sveikų turi būtent gyvas, šviežias maistas. Detoksikacija kūno, taip, reiškia pašalinti šlakus, pašalinti ląsteles, kurios pažeistos yra, reiškia badavimas, irgi jis labai atstato, manau, esate dauguma girdėję apie protarpinį badavimą. Tai, matot, mes einam nuo maisto per vandenį, tarsi
subtilėja tas rūpinimasis endokanabinoidinė sistema. Reiškia, matome, sekantis yra adaptogenai ir prieskoniai. Tai čia įeina vėlgi nuo imbiero iki kaip šitą raudoną papriką, kajeno pipiras labai geras. Visokie aukštesnės tokios vibracijos milteliai gali būti, ten spirulina, kakava, reiškia, kakava, būtent kakava netgi irgi randamas anandamidas. Tai šiti prieskoniai, jų vibracija padeda vėlgi tai sistemai įsijungti, įsivažiuoti. Pavyzdžiui, imbierą galima papjaustyti, gryną imbierą, kaip ledinuką, pasidėjai ant liežuvio ir sučiulpi, ne kramtyt, nes ten iš karto išdegs visa burna. Bet esmė, imbierą mes galime būtent taip pavartoti, kažkaip pajaučiu, įsijungti visai, pamatyti save, ne tik tą prezentaciją. Toliau mes turime fitokanabinoidus. Tai fitokanabinoidai, jie būtent yra CBD aliejus, gali būti vaporizeris, net nežinau kaip čia lietuviškai. Aha, čia noriu prisijungti į kambarį, bet kažkodėl neveikia pluginas mano. Aha, supratau. Taip, tai fitokanabinoidai yra būtent CBD aliejai, kremai, medus gali būti, ledinukai, CBD, reiškia, dabar tų produktų yra visokiausių. Aš kakavos atsigersiu, į sveikatą visiems. Ceremoninę kakavą gerkite. Labai gerai. Ir matot, nuo maisto pereiname prie vandens, pereiname prie adaptogenų, pereiname prie fitokanabinoidų, aš dar pašnekėsiu apie juos šiek tiek vėliau, ir jau pereiname netgi šitaip čia pavadinta kanabimimetinės praktikos. Kanabimimetinės. Tai dar subtilesni dalykai, tai tarsi tokie dalykai, kurie nėra apriepiami, ypač jeigu žmogus racionaliam prote labai būna, tai jau jis apie meditaciją mažiau kažkaip taip žinos, ypač jeigu neišbandęs, jisai tarsi netikėjęs to. Tai miegas, mankšta, joga, gilus kvėpavimas, rytoj 12:30 darysim praktiką, tai irgi bus galima išbandyti. Ir malda, ne šiaip sau čia parašyta, reiškiasi, mes dar prieisim šiek tiek vėliau prie dvasinės prizmės šitų dalykų, kodėl net kanapė yra pakankamai taip mėgstama, pritraukianti, tarsi net ir uždraudimo metais vis tiek jinai yra, nes jinai yra gamtos dalis. Jeigu mes meldžiamės gamtai, tai turi labai stiprų poveikį. Taip, apie fitokanabinoidus šiek tiek, tai nežinau, kiek čia dabar, jeigu paklausčiau, prisipažintų, bet gal čia nėra ir ko slėpti. Tai yra fitokanabinoidai, galima apie THC pašnekėti. Yra kasekas, jointas, suktinė. Suktinė man labiausiai iš tikrųjų patinkantis žodis, jis tokia turi gražesnę energiją.
tai nėra sveikiausias, gal netgi žalingiausias būdas vartoti kanapę. Bet čia, aišku, kalbama apie THC. CBD, jo temperatūra degimų yra kita, dėl to rūkyti ten CBD jointą, jisai nieko nebus veiksmingas. Veiksmingesnis ir sveikesnis dalykas yra veipinti, gal kas čia, nežinau, kaip čia lietuviškai išsireikšti, gal kas parašys čia, jeigu ką. Jo, Andrius parašęs, kad ne visus žmonės pavyksta priimti. Jo, kadangi prezentacija, tai turbūt ir neprisikonektina žmonės. Nieko tokio. Yra kaip yra, reiškiasi. Tai gerai, grįžtam prie vaporizerių. Reiškiasi, yra aliejus ir vėlgi tas aliejus yra pakaitinimas ir vėl galima, reiškiasi, traukti tą dūmą. Tai, kaip žinome, THC Lietuvoje yra vis dar uždraustas, nelegalus, nors mano galva pakankamai greitai ateis diena, kai visą tai pasikeis. Pirmiausia, dekriminalizacija įvyksta. Turiu vieną pažįstamą Austrijoje, tai reiškia, Austrijoje yra taip, kad CBD yra legalizuotas, reiškia, CBD parduotuvės yra šopai ir jau kai CBD legalizuotas, tai po to ir tas THC jau jis patampa toks kaip, nelabai ten ką įmanoma sužiūrėti, tai jau geriau valstybė tada pasirenka legalizuoti, kontroliuoti, kad vis tiek būtų tada nebe black market, kaip sakoma. Ir čia iš esmės yra reikalingas sąmonės pokytis legalizacijai, reiškia, kaip aš minėjau, išėjimas iš stoner mentality, kad tai yra kažkoks narkotikas, kad tai yra kažkas blogo, kad tai yra dievo rykštė ar kažkas tokio, nes daug visokių tokių propagandinių epitetų yra. Taip. Ir toliau mes matome, keletas paveiksliukų yra su CBD aliejais. Tai CBD aliejai ekstraktuoti pradėti pakankamai neseniai, per paskutinį 10-metį praktiškai. Ir mano galva žiūrint, tai yra galimybė kilti žmonių sąmoningumui. Reiškia, kai mokslininkai atrado tą endokanabinoidinę sistemą, atrado ir CBD ir pamatė, kad jo panašus poveikis kaip ir THC yra. Reiškia, vienas yra psichoaktyvus, kitas yra nepsichoaktyvus. Tai CBD galima naudoti ryte, vakare ir jis veikia labiau kūną. Tarsi visas tas balansas, jisai toks subtilus yra. Tai nėra, kad aš jau ten pavartojau ir iš karto jau čia man viskas gerai. Viskas yra, kaip sakyti, procesas. Tai yra slow process. Ir aliejai, jie veikia natūraliau ir efektyviau negu dūmas. Gydant ar naudojant būtent ilgesnį laikotarpį. Pats dūmas, jisai duoda tokį, susimastymą gali duoti. Bet mes su juo įkvėpiame ir nereikalingų medžiagų, ypač jeigu su tabaku maišoma, tai visgi nėra jau toks visiškai ten sveikatinantis dalykas. Bet mes dar šiek tiek pašnekėsim apie THC vėliau. Taip. Reiškia, matome, populiariausi yra lašeliai, CBD aliejus, kas dabar markete yra. Ir aišku, pakankamai neseniai atsirado kapsulės. Tai kapsulės irgi yra gerai iš tos pusės, kad jos veikia dar giliau. Jeigu mes vėliau bus ir
skaidrė, mes CBD vartojame per burną, po liežuviu, tai kapsulės veikia tą žemutinį ratą. Tai šiaip derinimui gerai yra abu dalykai, nors lašeliai, reiškia, jie yra efektyviausi veikia. Ypač jeigu mes tai sujungiam su meditacija ar kažkokiam praktikom, tai apie tai irgi dar pašnekėsiu. Taip, dabar kas dėl CBD, tai kaip išsirinkti, nes dabar markete pilna daug produktų, daug visko. Tai pirmasis dalykas, aišku, yra intencija. Reiškia, sugalvojot, informacija naudinga, gerai, tvarko organizmą, kūną, tai dabar kokia intencija, kodėl aš tą noriu nusipirkti. Čia pats pirmas dalykas, bet ką perkant. Dabar dėl kokybės visą laiką paprasčiausias dalykas yra full spektrumą žiūrėti, čia vienareikšmiškai. Vėlgi, kadangi tai yra budinanti vibracija, budinantis augalas, yra valstybių rekomendacijų ar reglamentacijų, kur leidžiamas minimalus THC kiekis, reiškia, psichoaktyvaus yra 0,2 procentų, reiškia, CBD aliejuje 0,2 procentų. Bet kitur neleidžiamas, dėl to yra kuriami izoliatai, kur izoliuojama ta CBD medžiaga. Bet tada tai nėra pilnas spektras. O ką reiškia pilnas spektras? Pilnas spektras sukuria enturažo efektą. Nežinau, ar esat matę Entourage, yra tokia amerikiečių komedija, serialas, aš kažkada žiūrėjau, tai man tas žodis labai aiškus. Entourage'as yra, kai aš, tarkim, esu ir dar su manim, my boys, hebra, eina. Ir aš neinu vienas niekur. Tai taip ir čia. Reiškia, jeigu CBD yra pilno spektro, tai aš gaunu ne tik CBD, bet dar ir kitas medžiagas. Kaip aš minėjau, kanapės augaliai yra virš 120 kanabinoidų, terpenai, flavonoidai. Tai gaunu daugiau medžiagų, negu kad izoliatą, tarkim, gavęs. Tai paprasčiausias būdas patikrinti, tai yra, turi būti tamsus. Aš netgi, žiūrėkit, parodysiu, turiu. Aha, kaip čia įdomiai. Kaip backgroundą užsidedi. Gerai, tarykim, patikim mano žodžiais. Arba nepatikim. Tamsus turėtų būti. Kuo tamsesnis, tuo reiškia pilnesnis spektras. Jeigu ten jau šviesesni, jie tada reiškia kaip izoliatai. Reiškia, perkant daug kas žiūri į procentus. O čia šitas ten 15 procentų, čia šitas 18 procentų, ten 20. Tai, mėlėjai, pirmą kartą naudojant tikrai nebūtina didelių procentų. Dideli procentai reikalingi jau rimtesniam stadijom, ten kokia onkologija, panašiai. Nes didesni procentai duoda smūgį endokanabinoidiniai sistemai. Smūgis nėra, jisai reikalingas, iš esmės, tai yra procesas. Mano rekomenduojamas būna 2 mėnesių procesas. Po truputį, nes mūsų kūnai yra labai jautrus, mūsų kūnai viską jaučia ir endokanabinoidinė sistema viską jaučia. Dėl to, jeigu mes smūgiuojam, tai reiškia, sveikatai tikrai ne kažką. Jeigu ten kažkoks nerimas ar skausmas ar uždegimas ar dar kažkas, tai pradžioj geriau yra derinti mažesnio procento su didesniu procentu irgi kažkuriuo metu inkorporuojant. Tai toks pastebėjimas, kad nebūtina susižavėti tais visais dideliais procentais. Nes jie yra be to brangus, ten mažas kiekis, ir tenais galima iki to prieiti. Ir gal kartais net nebūtina prieiti.
Konsultacija irgi, jeigu perkat ten internetu kažkur, kažkaip, kažką, nu irgi tada jūsų atsakomybė, bet šiaip kur jūs pakonsultuos, pasišnekėsit, kaip jums vartot, ką daryti, tai nu, čia yra vertinga. Čia yra vertinga, ypač dabar markete yra visokių, patys žinot, dalykų. Visi bando savo dalykus parduoti ir pasakyti, kad geresnis jų yra produktas. Pasitikėjimas, jo, paprasčiausiai pasitikėjimas. Reiškia, jūsų, kaip jūs jaučiat, jeigu tą kompaniją pasitikit, ten to žmogum pasitikit, tai ir perkat iš jo labai paprastai, tiesiog savo intuiciją vedini. Tai vat tokie 5 punktai, kaip galima būtų išsirinkti gerą CBD. Kaip vartoti CBD? Tai va, jau išsirinkom, tai matote, yra paveiksliukas, reiškiasi burna, tai po liežuviu yra subtilūs receptoriai. Vėlgi įdomus dalykas, receptoriai, jie atbunka valgant nesąmonės. Tai reikia valgyti sąmonę, kad plėstų sąmonę maistas. Aišku, visi mes žmonės, visko būna, nereikia savęs niekada laužti, spausti, čia tai dar blogiau tada gaunasi. Bet mitybą prisižiūrim. Jeigu neprisižiūrim mitybos, receptoriai yra atbukę. Dėl to vartojant CBD, vėlgi užtruks šiek tiek laiko, kol atsigaus. Ir ypač jeigu bus pakeista mityba, pakeisti dalykai, tai tada greičiau atsigaus. Tai lašinama po liežuviu ir būtent lašinimo momentu intencija. Dėl ko aš pirkau, mes kuriame tam tikrą truputėlį net ir placebo efektą. Reiškia, jeigu žmogus netikės CBD, nu, tai tikrai jam nepadės. Įsitikinimai yra aukščiau. Bet jeigu žmogus patikės, tada labai greitai gali viskas pasikeisti. Kaip minėjau, anksčiau 2 mėnesiai turėtų būti toks kaip laiko tarpas, kuriam turėtumėt pasiryžti vartoti. Gerai būtų per tuos 2 mėnesius, 3 savaitės vartoju ir savaitės pertrauką darau. Reiškia, nebūstinu kūnų nuolatos, bet leidžiu kūnui pačiam atsistatinėti. Čia toks kaip ir nepatvirtinti duomenys, bet kas liečia dėl moterų, tai keletas draugių man pasidalino, kad vartojant CBD susitvarkė mėnesinių skausmai ir dar kol kas tokio kaip tyrimo su didesnė apimtim nėra, bet mano toks jausmas sako, kad moterim, reiškia, būtų gerai derinti CBD vartojimą su ciklo savo, reiškia, kai ovuliacija galima mažiau vartoti, ten daryti savaitės pertrauką, o kai žiemos periodas galima daugiau pavartoti. Reiškia, šitą vibraciją į savį įsileisti. Start low, take it slow. Tai čia Jokūbo Žiburkaus yra frazė, Jokūbas Žiburkus yra Houstono neuromokslininkas, vienas iš bendra kūrėjų iš tos produkcijos, kurią aš irgi siūlau. Tai kiekvienam pagal jautrumą pradedam po truputėlį. Pirmą savaitę ten 3, 4, 5 lašiukai, antrą savaitę jau galima ir 6 lašiukus ryte vakare, bet būna, užtenka kažkam 3 lašiukų, jeigu žmogus jautrus ir iš karto pasikeičia jausmas. Apie tai mes irgi dar šiek tiek pakalbėsim. Jeigu per daug panaudoja, perdozuot praktiškai kaip ir nėra galimybių, bet šalutiniai efektai gali būti toks truputį apsvaigimas, toks nuo CBD, čia toks buvimas tarsi tokiam,
sklandime tokiam. Gali netgi pykinimas būti, bet čia labai reti atvejai. Bet aišku, pasakyti galima. Tai vat būtent barjero efektą, jeigu mes peržengime, mes negalim savo endokanabinoidinius užbūstinti, čia dabar viskas čia ne, viskas ramiai, procesas, tyliai, chill out, po truputėlį viskas. Praktika ir malda, tai vėlgi, kaip minėjau anksčiau, joga, meditacija, kvėpavimas ir aišku malda. Kai mes išreiškim savo ketinimą, mes prisimenam tą dieviškai ryšį, gamtos ryšį. Tai galų gale yra produktas iš gamtos, koncentruota gamtos energija. Stipri energija, būtent šitas CBD yra. Ir dėl to malda, tas sakralumas, jisai iš esmės būtinas. Čia net nereikia vartoti CBD nieko, visą laiką jis būtinas. Bet su CBD vartojimu tai dar gražiau veikia. Į sveikatą. Gerai, važiuojam toliau. Aha, taip. Čia yra Hawkinso sąmonės skalė. Dabar kodėl šitą skalę aš čia jums norėjau parodyti. Tai, kaip žinome, raudonoji čakra apačia, išlikimas, kylam į viršų iki pat nušvitimo violetinės karūnos. CBD kanapė yra žalia spalva. Tai yra širdį atverinti spalva. Sakralumas, malda, jinai turėtų eiti per širdį. Tai matome 200 Hz drąsos vibracija, tai vat yra kanapės vibracija, kur kanapė startuoja. Jinai, aišku, yra ten tų praktikų visokių, egiptiečiai trečią akį atidarinėdavo su kanapė, bet esminis dalykas, kur startuojame, yra širdis. Reiškia, vartojant šitą augalą, mes būtent širdies čakroje startuojam. Dėl to šitas preparatas, jisai turi gebėjimą pagydyti. Jeigu žiūrint taip energetiškai, tai kokioj vibracijoje ligos visos vibruoja, kaip jūs galvojate. Ten šitas karūnas, covidas, tai jis ten gal 2 Hz vibracija yra. Ten yra pati mažiausia vibracija. Dėl to žmonės pradėjo vartoti šitą, aš kaip sakau, tai yra sąmoningumų sistema, endokanabinoidinė sistema. Ir pradėjo vartoti net ir be visų šitų intencijų, maldų, ketinimų, net ir be visų šitų, jau yra jungiamasi prie aukštesnės vibracijos. Dėl to žmogui neišvengiamai, kaip sakyt, valysis struktūra, valysis mąstymas, viskas yra susiję, viskas yra psichosomatika pas mus. Ir, vat, pavyzdžiui, esant kažkokiai būsenoj, vat, baimė, ten apatija, tai mes išgyvenam tas būsenas, vienaip ar kitaip, visi išgyvenam. Tik tais vieni užstringa kažkokiai baimiai 10 metų, kiti užstringa 10 dienų, kiti užstringa 10 sekundžių. Tai čia viskas labai individualu, kaip ir vartojimas. Aš, pavyzdžiui, praktiškai nepardavinėju žmonėm to pačio produkto. Aš pirmą šneku su žmogum, išsiaiškinu, kas yra, ir tada žiūrim, kokį čia rinkinuką, derinuką jam paderinti, kokį stiprumą. Ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad visi esame skirtingi, visi patys save geriausiai žinome. Dėl to jausmų mums pasitikėti reikia. Drąsos jausmų, ryžto jausmų, priėmimų. Aišku, einant jau čia į viršų, į violetinę skalę, tai mes be maldos, meditacijos, mes šitų dalykų neįžeminsim, kad nuolat būtume prisijungę prie dieviškosios sąmonės.
Važiuojam toliau. Va čia kokia faina skaidrė. Tai vat mes ir prieinam tą dieviškosios sąmonės aspektą. Matome, kad kanapės ištakos kaip augalų jos yra tūkstančius metų siekiančius. Netgi buvo manoma, kai kurie žmonės mano, kad kanapė yra seniausiai kultivuojamas augalas. Apie 10 000 metų. Endokanabinoidiniai sistemai 600 milijonų metų. Matome egiptiečių hieroglifus, ką kanapė simbolizuoja jiems. Šyvą matome ant kalno, čilumą rūkantį. Šventa Marija mergelė, Santa Marija, kaip yra užkoduota šita informacija. Matome Šiaurės Amerikos indėnus, matome Kinijos paveiksliuką, reiškia, kanapė seniausioje farmakopijoje Kinijos, reiškia, medicinos knygoje yra gydantis augalas, yra medicina, yra vaistas. Čia matome pigmėjų Afrikos genties nuotrauką, jie kanapę vartoja nuo savo atsiradimo pradžios ir jiem tai suteikia laimę, džiaugsmą, meilę. Ir jie įsitikinę, kad tai yra Dievo dovana. Gamta yra Dievo dovana. Ir senosios kultūros, jos tą žinojo, jos vartojo, dėl ko aš akcentuoju sakralumas, dėl ko aš akcentuoju dvasingumas. Neriant į šitą sferą. Tai nėra stoner mentality, aš dar kartą pasikartosiu. Stoner mentality yra viskas, tai yra dėl ko draudžiama kanapė. Bet būtent mokslas, būtent sakralumas, būtent pastiprinimas vieni kitų, susijungimas per širdį, per atjautą, per meilę, tai yra kanapė. Ačiū. Tai iš tikrųjų visai čia gražiai susireguliavo šitą prezentaciją.